prognozuoti ir pasiruošti rytdienai, turime aiškiai žinoti, kas vyko vakar ir suprasti tai, kas vyksta šiandien, čia ir dabar. Lietuvai reikalingi lietuviai. Tai mūsų, lietuvių namai, ir tik mes turime teisę įvedinėti čia savo tvarką, savus įstatymus. Ir tą teisę mums perdavė mūsų protėviai, kartu su Lietuvos žemėmis, kartu su pareiga ginti ir puoselėti tas žemės, bei saugoti savas tradicijas ir tikras vertybės, kurias dabar bandoma pakeisti pseudo vertybėmis, o tradicijas panaikinti visai. Tačiau šeimininkai mes čia tik tol, kol turime kur šeimininkauti, kol turime savo Lietuvą, savo teritoriją, kol galime mąstyti kaip laisvi žmonės. Prisiminkime Amerikos indėnus, kurie prarado savo žemes. Ar norime, kaip ir jie, gyventi rezervatuose? Praradę savo tėvynę indėnai prarado dvasinę stiprybę ir žlugo kaip tauta. Tačiau dabar ir jie jau atsigauna, grįžta prie savų šaknų, kurios teikia stiprybės ir pradėjo protėvių žemių išpirkimą, čia pat atiduodami jas į federalinį rezervą, kad ateityje nebebūtų galimybės jas parduoti dar kartą. Tai negi mes ramiai lauksime ir žiūrėsime, kaip bus parduoti mūsų upės, ežerai, žemės, kurias mūsų protėviai laistė krauju tam, kad mes šiandien turėtume kur gyventi ir galėtume vadintis lietuviais, turėtume tėvynę, kurių dėka mes turime savo kalbą ir istoriją, kultūrą ir apskritai galime vadintis tauta. Tam, kad galėtume išmaitinti save ir savo artimuosius, turėtume kur auginti savo vaikus, kuriems pasakotume legendas apie protėvių žygius. Mūsų protėviai jau tada rūpinosi mumis, savo būsimais palikuonimis. Ir dabar atėjo mūsų metas pasirūpinti savo vaikais ir anūkais ir perduoti jiems tas žinias apie tėvynę ir tuos, kurie kadaise jie gynė ir kurias jie perduos jau savo vaikams. Bet tam mes turime turėti tėvynę, turėti žemes ir namus, kuriuos perduosime pasiliekantiems po mūsų, kartu su priesaka. Ir tai apsisprendimo metas, mūsų metas, tavo metas. Kadaise Lietuvą puolė suvienytos Europos pajėgos, kryžiuočiai, kad galėtų užvaldyti mūsų žemės ir per savo religiją mūsų protus. Šiandienių ES kryžiuočių tikslai tie patys, mūsų žemės ir mūsų dvasios. O peršama religija - pelnas, pinigai, karjera. Nuo senų laikų nepasikeitė niekas išskyrus ginklus, tačiau priešas ir jo tikslas liko tie patys. Šiandien mus gniuždo ekonominiais ir ideologiniais ginklais. Nuo kardo apsiginti buvo lengviau, ten aiškiai matėsi, kas priešas ir užteko gerai valdyti kalaviją. Dabar priešas pasislėpęs už ES direktyvų. Jo nesimato, bet jo veiklos rezultatai akivaizdus. Ideologinių ginklų žudo mūsų jaunimo sampratą apie tikrą šeimą, sakydamas jam, kad šeima tai bet kas tik nutarė kartu gyventi. Iš tikrųjų šeima tai tų dviejų žmonių sąjunga, kuriems gamta suteikia teisę pradėti naują gyvybę. Žmogus to nustatyti negali, tas sprendžia gamta. Ekonominių ir ideologinių ginklų žudo Lietuvą, mūsų tėvynę, veja mūsų jaunimą iš namų, kuriuose jis neberanda darbo, nebeišsimoko už mokslą. Sudaromas tokios sąlygos, kai mūsų vaikai nebeturi pasirinkimų ir mes, jų tėvai, negalime jiems padėti. Ar galite įsivaizduoti baisesnę situaciją, kai tėvai negali padėti savo vaikams, nes priversti sunkiai dirbti, kad galėtų bent išmaitinti šeimą? Tačiau to maža, kad suteikti vaikų išsilavinimą. Net ir baigus mokslus prošvaistės nėra. Lietuva savo vaikams negali pasiūlyti darbo, nes darbo vietos iškeliavo į ES ir Kiniją. Čia liko tik skolos ir paslaugų rinka. Ekonominis ginklas leidžia nupirkti šalį net tada, kai jos gyventojai nieko neparduoda. Užtenka neatsakingų ir nusikalstamų vyriausybės veiksmų ir to rezultatas nevaldoma emigracija, ekonominis ir moralinis nuosmukis. Žmonių nepasitikėjimas savo vyriausybė, nemeilė tėvynė. Nuo kogi prasidėjo šis nuosmukis ir kas jį organizavo? Juk buvo tokie planai, tokie šūkiai, tokie pažadai. Net Baltijos kelias buvo.
Tauta šio nuosmukio organizatoriams delegavo visas savo viltis, lūkesčius ir valdžią, kad anie sukurtų teisingą Lietuvos valstybę. Sukūrė. Ir kol žmonės džiaugiasi atkurta nepriklausomybė, šie klojo asmeninės gerovės pamatus ir atkūrinėjo privilegijas valdantiesiems. Jie juk suprato, kad jokia nepriklausomybė net nekvepia. Tarybų sąjungos ir Varšuvos karinio bloko žlugimas išgelbėjo nuo to paties vakarų valstybės. Mums buvo įsūdyta ideologija apie demokratiją, laisvą rinką, apie gerą gyvenimą, o mainais kapitalistai gavo labai konkrečius dalykus – bankų, naftos produktų ūkio sritis, didelę mažmeninės prekybos dalį, telekomunikacijas, dar išlikusią pramonės sritį, kitas mažiau svarbias sritis beveik sužlugdė. Žemės ūkis, laivininkystė, žuvininkystės sritis sugriauti. Nuosava pramonė merdė. Kodėl negalime to atgaivinti? Todėl, kad Lietuva nebeturi galimybės savarankiškai spręsti savo ekonomikos problemų. Savarankiškumas buvo įvardintas kaip trukdantis integracijai į Eurosąjungą. Uždėti muitus kitų šalių gamintojų prekiams, taip ginant savus gamintojus, Lietuvai nebuvo leista. Jei jau prašotės į Eurosąjungą, tai būkite malonūs, nustatykite bemuitį režimą prekiams iš broliškos Eurosąjungos ir minimalius muitus prekiams iš pasaulio prekybos organizacijai priklausančių šalių. O Lietuvai, tapus Eurosąjungos nare, apie jokį savarankiškumą ir kalbos nebeliko. Ir įdomiausia, kad taip žlugdyti savo gamybą intensyviai padėjo nuosavi lietuviškieji demokratai. Štai dalis jų. Ir dar vienas, vakarams svarbus akcentas. Vakariečiai gavo daug pigios ir kvalifikuotos darbo jėgos, kurios dalis ir šiandien sėkmingai plauna jiems indus, šveičia tualetus, prižiūri jų senukus ir aptarnauja viešbučius. Ir pastebėkime, giria vakarų pasiekimus ir tvarką. Žavisi jų rūpesčių eiliniu žmogumi. Štai jie. Tai tie, kuriems turime būti dėkingi už tai, kad mūsų vaikai, broliai, seserys ir tėvai bėga iš tėvynės, nes negali užsidirbti joje duonos ir pragyvenimui savo ir savo šeimoms. Tačiau šie gyvena puikiai, jie nejaučia jokių krizių ir sąžinės graužimo. Jie kanceliarinėms išlaidoms gauna daugiau nei daugelis Lietuvoje atlyginimų. Ir laiko, kad tai teisėta ir teisinga, nes taip nusprendė jie patys. Jie čia ne visi yra, daugiau ir juos visi žino. Daugelis iš jų dabar sėdi valdžioje kaip monumentai, nei patrauksi, nei pastumsi. Kai kurie jų pakeitė kailius, tai yra partijas, o kai kurie net po kelis kartus. Jie neturi principų, tačiau turi interesus, kurie leidžia susidėti su bet kuo, spjaunanti savo partinės programas ir pažadus, o vėliau pasiteisinant, kad esą programos negalima buvo įvykdyti, nes koalicijos partneriai nesutiko su programos nuostatomis. Jie visus 20 metų keitė įstatymus savo palankę linkme. Dabar vienas iš jų šutvės apkaltintas kriminaliniu nusikaltimu, korupcija išvengė bausmės,
nes jo sėbrai neleido jo patraukti į teisminę atsakomybę. Mes nuolat matome, kaip Seime vyksta teisingumo farsas, nors Seimas nėra teismas ir negali spręsti, kiek kaltas ar nekaltas yra Seimo narys. Tačiau jie spjauna į viską ir perima teismo funkcijas. Jie prikūrė įstatymų, kuriais apsisaugojo save senaties terminais, kad ateityje niekas negalėtų jų nuteisti. Bet jie puikiai supranta, kad įstatymas tai susitarimo dalykas. Galima sukurti tokį, pagal kurį bus galima nuteisti ir senaties terminus suėjus. Panaikintant senaties sampratą, tai reikės tik įstatymų leidėjams susitarti. Ir šito jie bijo. Jie bijo savo tautos, savo šalies piliečių, nes turi už ką bijoti. Jie žino, ką padarė, tačiau galvoja, kad kolektyviai visų nenuteis. Jie to tikisi. Jie pavogė silpniausią visuomenės dalį – pensininkus, kurie ir taip gyvena pusbadžių, kurių pensijos mažesnės nei seimūnai gauna pinigų pieštukams. Beje, moksleivis besimokantis vidurinėje mokykloje per metus tiek neišleidžia kanceliariniams prekiams, kiek šie per mėnesį. Neužteks vietos, kad išvardinti visą blogį, kurį 20 metų tvėrė Lietuvai ir mums visiems. O ir tikslas mūsų ne tas.